Niekada, girdi, niekada nedarykit šios klaidos. Papasakosiu šiandieną apie langų apsauginę plėvelę, kai montuotojai ją nenuima nuo langų montavimo metu, o palieka ilgesniam laikui. Tas, kas pasidaro su langais ir su plėvelė iš lauko pusės, tai mes padarysim atskirą video. Ten tai iš vis tragedija, parodysiu, kaip tą plėvelę su laiku reikėtų nuimti. Bet šiandieną papasakosiu ypač apie plėvelę iš vidaus. Kaip apdailininkai, darydami apdailą, angokraščio apdailą, nenuima aplink langus tos apsauginės plėvelės. Padaro angokraščius, užtepa germetiku, tai akrilų praeina ir po to nudažo. O plėvelė prieš tai nupjauna. Tai vat praėjo 3 metus ir noriu parodyti, kas atsitiko su langais, su angokraščiais, kur buvo po akrilų palikta šita būtent plėvelė. Tai dabar reikės viską vėl iš naujo lupti, akriliuoti ir viską dažyti. Šitą tiesiog plėvelinai pradėjo po biškį lysti, kadangi matomai profilis angokraščiai nuo temperatūrų svyravimo šiek tiek juda, tai yra vasara plečiasi, žiemą šiek tiek susitraukia, ir ta plėvelė po biškį pradeda tą akrilą stumti į vidų. Ir tikrai tragedija, baisiai atrodo. Tai va, matot, kas atsitinka su laiku. Akrilas buvo akriliuota tiesiai ant plėvelės, ir va, ta plėvelė po biškį pradeda lysti. Parodysiu jums iš arčiau. Plėvelė palikta ir viskas lenda lauk. Ir tokių langų šiam name tikrai ne vienas. Ir kad teks dabar viską plėšti lauk ir naujai viską akriliuoti ir dažyti. Tai vat papildomas nebereikalingas darbas. Tai vat atminkite, nebereikit to, stenkitės visą plėvelę visą laiką nuimti iš karto nuo rėmo, o prieš apdailą tiesiog užsiklijuoti papildomom apsaugos juostomis, dažymo juostomis. Nedarykit šitų klaidų, nes po to, po kelių metų teks vėl tos visus angokraščius perdarinėti. Tai vėl dažymas, glaistimas, akrilas, purvas ir taip toliau. Tai va, ir ką ir noriu pasakyti, kad sektumėt mūsų kanalą, pas mus dar daug daugiau visokių įdomiausių faktų apie langus. Tai va, iki.